Taigi sveiki visi, šiandien esam Visagine, atvykome pirmą Lietuvos ralio sprinto čempionato etapą. Kadangi esam tik kaip svečiai, todėl didelių tikslų šiam etapui neišsikeliam, tiesiog bandysim susirinkti reikiamus kilometrus su savo nauju automobiliu. Ką tu gali pasakyti? Manau, bus tikrai įdomu, kadangi naujas automobilis, pirmą kartą išmėginsim, tai tikimės, kad viskas bus gerai. Dešinys 0, 50, kairys 0. Kairys 0, 50, tramplinas dešinė 200. Tramplinas dešinė. Kairys 2 į dešinį 5. 200, tramplinas tiesiai 70, dešinys 1. Tramplinas tiesiai 70, dešinys 1, 200. Dešinys 1, 200, kairys 1. Kairys 1, 70, tramplinas tiesiai 30, dešinys 3. Tramplinas tiesiai 30, dešinys 3, į kairį 3 labai ilga. Į kairį 3 labai ilga, 200. 5, 3. Taip ir maniau. Tramplinas kairė 70, tramplinas dešinė. Tramplinas dešinė 7. Taigi pravažiavom pirmus 4 greičio ruožus, viskas kaip ir neblogai. Pirmas ruožas, aišku, buvo toks labai neaiškus, nes nežinau kur stabdyti, nežinau kokią pavarą važiuoti, bet visas visai neblogai. Tada antro ruožo starte užgesom, 3, 4 jau dar atrodo geriau sekės. Automobilis viskas puikiai, apart, kad nuplyšo granatos guma, tai dabar keičiam pusašį, o toliau viskas normaliai, važiuosim tokiu pat tempu ir nieką nebandysim pasvyti. Dabar esam pirmi savo klasiai ir 4 absoliučioj įskaitai. Šimtas, dešinys 1 pjauti, dešinys 1 pjauti, 70, dešinys 1 nepjauti, dešinys 1 nepjauti, 50, kairys 3 nepjauti, dešinys 0, 50, dešinys 1 pjauti, į kairį 1 pjauti. Greitesnį už Aurimą, 57 už Pauliaus ekipažą nugalėtojas tampa numeris 47. Irmantas ir Edvinas Buivydai. Ateikit čia, debiutas prie N5 automobilio vairo ir tempas toks, kad vyresniem kolegom lieka su pavydu žvelgti. Irmantas Buivydas ir Edvinas Buivydas, jūsų plojimai nugalėtojams. Na ką, ralis baigėsi, užimta pirmoji vieta M5 klasėje ir 6 vieta absoliučioj įskaitoj. Šiaip visą ralį važiavom 4 vietoje, bet 9 greičio ruože padarėm klaidą ir sugadinom kažką važiuoklėje, tai paskutinius 2 ruožus tiesiog važiavom taip, kad finišuoti. Manau, kad viskas puikiai sekėsi. O ką tu gali pasakyti? Jo, kaip Irmantas minėjo, kad debiutas visai neblogas. Pirmas blynas neprisvilęs, aišku, galėjo būti ir geriau. Būtume galbūt išvengę gedimų ir būtų bendro įskaitoje geresnis rezultatas. Bet kaip ir viskas tvarkoj.